Va, gerbiami Marijampoliečiai, gerbiami Lietuvos policija, gerbiami Lietuvos prokuratūra, gerbiami Lietuvos vyriausybė ir gerbiami generalinė prokuratūra. Va, aš randuosiu prie Marijampolės policijos komisariato pastato, jo rūkykloj, rūkau, kaip ir priklauso Marlboro. Ir šiandien mes pakalbėsim apie garbę. Mes šiandien kalbėsim apie garbę. Iš pradžių aš pasakysiu, kad šitam miestui reikalingas naujas šerifas. Kadangi šitas šerifas priima pareiškimus, rusiškai sakyt, ant dеревню дедушки, то pareiškimą būdinčiai paduot negali, kad jisai jau užregistruotų ir pasirašė, kad jisai priėmė ir pritaikė jam numerį ir užregistravo žurnale. Tu tokį pareiškimą iš šitą pastatą nepaduosi. Iš šitą pastatą šitam viršininkui reikia mesti į kažkokią ten dėžutę. O papuls šitas pareiškimas tavo iš šitos dėžutės viršininko ant stalo. Ar не papuls? А хуй его знает, блядь. На деревню дедушки пиши šitam viršininkui. Aš manau, kad prokuratūrai reikia pakeisti šitą viršininką, kuris pastato šitą supistą dėžutę, o savo būdinčią siunčia pareiškėjus mesti pareiškimus į šitą dėžutę, o ne registruoti žurnale ir pritaikyti numerį ir pasirašyti, kad pareiškimą prisiėmė, kad ten parašyta blankė toks pareigūnas. Ir šitam miestui reikalingas naujas viršininkas policijos, kuris pastato šitą supistą dėžutę. Nu čia prokuratūros reikalas. Mes šiandien kalbam apie garbę. Apie garbę. Aš prieš 20 metų atėjau čia. Su mano karininkų pažymėjimu. Po tokio, iš Rusijos. Ir šitas policijos komisariatas mano policija istoriją žino. Ir šiandien mes pakalbėsim apie mano garbę kaip karininką. O aš atėjau prieš 20 metų su šito pažymėjimu. Aš jums parodysiu, ką šitam pažymėjime yra. Ten yra toks lapukas. O čia, šitam pažymėjime yra va šitas lapukas. Matai, koks lapukas? Raidė B. Žinote, ką reiškia raidė B Rusijos KGB sistemoje? Visiškai slaptai. Prieš 20 metų aš atėjau čia, dirbdamas 10 metų, su dokumentais turėdamas grifą, visiškai slaptai. Ir mes pakalbėsim apie mano garbę, kaip aš išlaikiau mano garbę, kaip karininkas Rusijos. Ir va, yra toks padukas, kurį man pirkdavė mano kursiokai. Yra daug istorijų, kai ten naikintuvas ten, šitas vienas pederastas Pelenko MiG-25 į Japoniją. O aš savo paslapčius pamiršau atmušų atmintį. Ir man mano kursiokai po 25 metų pirkdavė va tokią paduką. Matote? Ir aš savo garbę, kaip Rusijos karininkas, kuris dirba su valstybinėmis paslapčiomis, kuri turi grifą visiškai slaptai, aš mano garbę išlaikau.
Šiandien mes pakalbėsim dar apie šitų pareigūnų garbę. Čia yra vienas idiotas, kurį aš pavadinau mėsos gabalas su kirmėliu intelektu. Ir dirba arba šitam pastate, arba anam. Mėsos gabalas su kirmėliu intelektu. Aš tau ten įdėjau mano diplomus. Šiandien mes pakalbėsim apie garbę pareigūnų, kurie prieš 2 mėnesių kišo mane į Aleksoto ligoninę. Ir viskas būtų gerai. Aš su pėliu vaikščiu, aišku, ten sutrikusis smegenis, bet kai įkišti mane į greitojo pagalbą, jisai muša man į kepenis. O kaip jisai elgiasi su manim? Ten priėmime su manim, kuris turi 30% darbingumą. Ten kameros užfiksuotos. Хуй с ним, kameros neužfiksavo. Visa aš tave, visos gabalus su kirmėliu intelektu ir gausiu kitą. Tu kurva, padirbai parašą, mano ligos istoriją, mano parašą, tu padirbai. Ir tu pažeidai tiek krūvą įstatymų, kai padirbai Aleksoto ligoninės priėmime mano parašą, galite pažiūrėti istoriją archyve, ten padirbtas mano parašas. Po kelių dienų atėjo mano daktaras, sako, Miša, nu, chuj s nim, pasirašyk. Aš pasirašau. Ir ten mano ligos istorija yra 2 parašas. Pirmas parašas padirbtas, kuris pastato šitas mėsos gabalas su kirmėliu intelektu. Antras parašas mano, kuris aš pastatau po to, kai mane labai paprašau Aleksoto ligoninės gydytojas. Ir va tokie pareigūnai su tokia garbė, kurie padirba parašas. Tu žinai, ką tu padarai? Pagal psichikos sveikatos įstatymą, tam, kad užlaikyti mane ligoniniai, reikia parai sprendžia komisija iš daktarų, o paskui sprendžia teismas. Ir va čia yra prokuratūros pastatas. Ir tu kurva savo padirbtų parašą mano ligos istoriją pažeidė tiek daug įstatymų, kad tau šitam pastatui nė vieta. O ką daro pareigūnas? Mes pakalbėjom apie mano garbę kaip karininko, kuris išlaiko Rusijos Federacijos valstybinius paslapčius, turinčius grifus visiškai slaptai. Aš savo garbę išlaikiau. Mano kursiokai man perdavė šitą paduką. O ką daro karininkas caro laikais, kuris neišlaiko savo garbę? Arba į kilpą.
O tu, kurva, pažeidėjai tiek daug įstatymų, kad nuo tavo garbės neliko nieko. Ir šitas viršininkas subistas, kuris pastato šitą dėžutę šitiem pareiškimams ant dėrėvinių dėduškė, irgi pažeidė savo garbę. Ir šitam jums vietą Parašoj, Marijampolės zonoj, kuris Kansara, kuris Marlboro, kalėjimo departamentą, aš dabar rūkau. Čia yra dar veikėjai, kurie kaltina mane, kad aš lindu prie vaikus. Šiandien mes kalbame šiandien apie garbę. Ir šiandien mes pakalbėsim apie garbę mergaičių, kurie kišo pas mane vieną kažkokią neaiškią kampaniją, blėt. Va, matote? Šitus vaikus. Matote? Šitus vaikus. Šitas vardas. Šitas vaiko vardas Giedrė. Šito vaiko vardas Rimgailė. O šito vaiko vardas Diana. Ir va šitus vaikus, apie garbę šitus mergaitės, niekas nekalba. Nekalta mergaitė Giedrė kišo po mane kažkokią neaiškią kampaniją. Ir mano bibė yra hipnotinės kodotės su visai šitų trijų mergaičių vardais. Ir mane akustinėmis vibracijomis privertė prie masturbacijos. Ir kai aš masturbuoju, aš kartuoju vardus šitus mergaitės. Iš pradžių aš kartuoju vardą Giedrė, masturbuojant per vibracijas, paskui Rimgailė, o paskui aš masturbuoju Garliavai su vardu Diana. Apie garbę šitų mergaičių, kurie kišo pas mane kažkokią neaiškų kampaniją, niekas nesako. Ir aš prašau pradėti ikiteisminį tyrimą dėl seksualinio prievartavimo šitų mergaičių į mane. Ir bus baudžiamoji byla ir teismas. Jeigu veikėjai dalyvaus iki teismo. Apie šitus vaikus niekas nenori pakalbėti, kas prie jūs lindo. O prie mane, kai prie vaiko linda su vibracijom ir priverčia masturbuoti, niekas nekalba. Va mes pakalbėjom apie garbę. Apie garbę šito gaidino. Jūs gaidžiai skubite. Va, aš karininkas. Aš savo garbę išlaikau. Padukas. Matote? 25 metų po išleidimo. Galiojama senumo terminas žiniams su grifu visiškai slaptai pasibaigė. 25 metai. O jūsų garbė, gaidžiai. Kuri padirbinėja parašas lygos istoriją.
Tavo vieta mėsos gabalas su kirmėlių intelektu Parašoj, Marijampolės zonoj. Aš jums parodysiu. Jūs mėsos gabalai. Mano intelektą. Mano intelektą. Matote? KTU. Taikomoji matematika. Tu tokia turi? Mėsos gabalas. Su kirmėlių intelektu. Tu tokia turi? Ir diplomą su tokia pažymais. Neturi? O mušt į kepinį, gulant į greitosios pagalbas. Tu gali. O tokia diploma su pagyrimu. Tu neturi mėsos gabalas su kirmėlių intelektu. Tokią diplomą tu neturi su tokiai pažymais. Aš jums ten įdėjau į dėžutę. Tokią pažymą, tokią diplomą tu neturi. Tu mėsos gabalas su kirmėlių intelektu į tavo vietą Parašoj. Garbės tu seniai neturi. Va, ponai draugai, mes pakalbėjom apie garbės mano šitų 3 merginų, kurie kišo pas mane kažkokią neaiškę kampaniją. Mano garbė kaip karininko. Ir šito garbė šito gaidino, kuri vadinasi Marijampolės policijos komisariatą. Ir aš manau, kad šitam miestui reikalingas naujas šerifas. Gerai pakalbėjom apie garbę. O mes pakalbėjom apie garbę. Aš šitą užrašą įkelsiu į internetą. Ir tegul visą Lietuvą pažiūrės. Padarys išvadas, gal pradės ikiteisminį tyrimą dėl šitų mergaičių tvirkinimo, mane tvirkinimo, seksualinio priekabiavimo, pradės ikiteisminį tyrimą, baudžiamąja byla bus. Ką daryti su šito mėsos gabalu, su kirmėlių intelektu, mes jau supratom. Čia prokuratūra, jie visi mane žino, toli eiti nereikia iš prokuratūros į čia, kad pakeisti viršininką, kuris pastato šitą supistą dėžutę, kuri meta pareiškimus. Ir dar man būdinčia sakai, aš tavo pareiškimą nepriimsiu, mesk į dėžutę. O ten pareiškime blanki parašyta, pareiškimą priėmė
Нет бланки, отсползти-то нахуй. Паришкима приме и параша с паригуна. Tu pizdā supistā, tava miestā, priemerkurēs un paneļa. Cientu savu augstā kūņai, gali pasidemonstruot. Priemerkurēs tok, pizdā supistā. Un ten budžiņš sēdiek. Ir skirtumas tarp kalėjimo departamento moterų ir šitų gaždžių moterų, bledinų. Kalbu apie garbę. Duosi cigaretę ar ne? Duosiu. Ačiū. Oi, paskutinis pistolėlis. Duosi ugnies. Čia savas vaikinas. Nu ką, prisidėgai? Ačiū. Einam gal už kambo paskirtis ir bus. Ne, aš baigiu, aš skubu, aš einu. Ačiū ir tau. Na, pakalbėjom apie garbę ir einam į mano biržyną, kur kalėjimo departamentas mane ir pamaitins, ir kaliniai išneš man uogienę iš protų. O šitam rajone, Basanavičiaus aikštėj, čia čia sportsmenai. Čia sportsmenai. Va, pakalbėjom apie garbę. Šitą video aš iškelsiu į YouTube, į tegul visą Lietuvą žiūrės apie šitus didvyrius. Jie didvyriai. Ten man vienas didvyris iš kojas, na, įpiso. Va, jisai įtraukė į čia. Vienas didvyris. Įtraukė į čia. Vašką iš savo kojas. Va taip. Į tavo pilvą. Ribalotą. Va taip. Niekas iš kojas nenori, kad aš prie vaikus lendu. O kas nori iš kojas, kad lenda prie šitus vaikus? Kas nori iš kojas? Jūs iš kojas. Už šitus vaikus gausite. Aš viską pasakiau. Tuoj kelsiu šitą video į YouTube. Ir tegul visi žiūri. Ačiū už dėmesį. Šiandien pas mus sekmadienis, spalio 12 ir laiko 12:26. Aš baigiau.